Sveiki, Kristijanai. Ačiū, kad skyrėte laiko pasikalbėti su mumis. Norėčiau pradėti paklausdamas, kaip atsirado Betronomy, tada pereiti prie naujausių naujienų ir žinoma jūsų ateities planų. Sveiki, labai malonu jūs sutikti. Ačiū už susidomėjimą Betronomy. Man įmonės istorija yra ne tik verslas, bet ir idėjos kelionė, kuri išaugo į pilnavertę įmonę, keičiančią tūkstančių žmonių gyvenimus. Džiaugsiuosi galėdamas pasidalinti visą šią patirtimį su visais, tad pradėkime. Kaip gimė Betronomy idėja? Koks buvo atspirties taškas jo startui? Iš tikrųjų, Betronomy idėja kilo gana paprastai. Nuo 2008 metų esu susijęs su lažybomis ir per tą laiką mačiau, kaip rinka auga, tačiau požiūriai išlieka pasenę. Tuo metu arbitražas kaip sisteminis sprendimas paprasčiausiai neegzistavo. Pagalvojau, kodėl nesujungus dalykų, kurios puikiai išmanau – analitikos, matematikos ir lažybų rinkų su šiuolaikinėmis technologijomis. Tiesą sakant, iš pradžių tai buvo labiau eksperimentas ir net negalvojome, kad viskas išaugs į tokį didelį dalyką. Anksčiau užsiėmiau rizikos diversifikavimu. Mes patys nelažindavome, bet priimdavome statymus iš kitų įmonių, kurios norėjo atsikratyti rizikingų pozicijų sporto renginių metu. Iš to išaugo analitikų komanda. Pradėjome išpirkinėti esamus statymus, keisti juos, tarkime, į kitus ir ieškoti dėsningumų, ir tada tapo aišku, kad mokame uždirbti ten, kur kiti mato tik azartinius žaidimus. Tada atsirado ir pasaulinė perspektyva. Jei galime tai daryti rankiniu būdu, kodėl nesukurti sistemos, kuri tai atliktų greičiau ir efektyviau? Taip ir prasidėjo Betronomy. Ar svarstėte kitas nišas? Kodėl būtent lažybos? Na, paprastai ir aiškiai, lažybos yra viena sparčiausiai augančių rinkų, kurios apyvarta 2024 metais viršija 1 trilijoną, o tai patvirtina didelį jos potencialą ir pelningumą. Be to, ši rinka yra emocinio pobūdžio, o kaip visi žinome, sritys susijusios su emocijomis visada turi didelį finansinį potencialą. Kaip Betronomy įkūrėjas, žinote, aš savo išsikėliau tikslą ne tik tiesiogiai susijęti kitas veiklas su lažybomis, bet iš tikrųjų dirbti su jomis, gerai suprantant šią sritį. Šis sprendimas suteikė man pasitikėjimo, kad judame teisinga kryptimi ir galime potencialiai bei efektyviai plėtoti verslą. Ilgai ieškojome nišos, turinčios didelį potencialą ir geras maržas. Anksčiau dirbome žaliavų segmente, kur rinkos apyvarta yra milžiniška, tačiau marža itin maža, tik apie 4,1%, kai apyvarta siekia 10 iki 15 milijonų dolerių. Tai neatitiko mūsų lūkesčių, todėl nusprendėme ieškoti pelningesnės ir perspektyvesnės nišos. Todėl mes, pasirinkome lažybas, kurios nors ir mažiau žinomos, arbitražas leidžia mums generuoti iki 5% visos rinkos apyvartos. Tai mums daug patrauklesnis ir perspektyvesnis modelis. Kaip vertinate lažybų arbitražo rinkos potencialą per ateinančius 5 metus? Apsvarstykite šią dinamiką. 2023 metais lažybų rinka buvo vertinama 750 milijardų dolerių, o 2024 metais jį pasiekė 1 trilijoną. Pagal mūsų prognozes, 2025 metais jį viršys 2 trilijonus dolerių. Tai reiškia, kad rinka iš esmės padvigubėjo vos per 2 metus. Tai neįtikėtinas tempas, retai matomas net pačiose karščiausiose industrijose ir svarbiausia, augimas nesustoja. Vis daugiau šalių legalizuoja lažybas. Lažybų bendrovės varžosi dėl klientų, o koeficientų skirtumai tik didėja. Mums tai yra signalas, kad rinka ne tik auga, bet ir atsiveria naujoms technologijoms bei tiems, kurie moka jomis pasinaudoti. Betronomy kompanijoje atsidūrėme tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Mes esame vieni pirmųjų, kurie pradėjo sistemingai žiūrėti į arbitražinės lažybas ir jei šiandien tai jau trilijonų dolerių vertės rinka, tai iki 2028 metų paliksime skaičius, kurie pakeis visą industriją. Ir esame įsitikinę, kad Betronomy bus tarp tų, kurie formuos šią rinką. Kuo, jūsų nuomonė, Betronomy skiriasi nuo kitų žaidėjų šioje srityje? Pagrindinis Betronomy skirtumas tas, kad mes deriname technologijas ir žmogiškąją patirtį. Rinkoje yra žaidėjų, kurie arba tiesiog stato lažybas, arba dirba tik pagal algoritmus. Mes naudojame dirbtinį intelektą, kad surastume arbitražinės galimybės, bet taip pat remiamės ir savo analitikų komandos patirtimi, kurie puikiai išmano kiekvieną sporto šaką ir kiekvieną koeficientų niuansą. Be to, mūsų įmonėje dirba buvę OpenAI darbuotojai. Dėl konfidencialumo priežasčių, žinoma, negalime atskleisti jų vardų, tačiau artimiausiu metu planuojame juos pristatyti savo partneriams.
Pagal susitarimą su OpenAI, jie negali viešai pasirodyti 3 metus, tačiau visas jų dėmesys sutelktas į mūsų dirbtinio intelekto vystymą. Mes jau sukūrėme ir paleidome savo dirbtinį intelektą, kuris artimiausių metų galės konkuruoti su OpenAI ir Khadript. Kitaip tariant, mes tiesiog nekartojame to, kas jau yra rinkoje. Mes kuriame sistemą, kuri mato daugiau, greičiau ir tiksliau, o tuo pačiu geba prisitaikyti prie nestandartinių situacijų, kuriuose gryna automatizacija galėtų nesuveikti. Būtent technologijų, unikalios dirbtinio intelekto sistemos ir žmogiškosios patirties derinys mums suteikia rimtą konkurencinį pranašumą. Kodėl nusprendėte vystyti Betronomy partnerystės modelių ir su indėlių planais? Pasirinkome šį modelį, nes jis leidžia mums augti greičiau ir didesnių mastų nei tradiciniai kanalai. Lažybos yra pasaulinė rinka ir svarbu ne tik pritraukti klientus, bet ir sukurti bendruomenę aplink visą šią funkciją. Partneris tampa ekosistemos dalimi. Jie domisi vystymusi taip pat, kaip ir pati įmonė. Tai sukuria sinergijos efektą. Indėlių planai taip pat yra aiškus ir skaidrus. Partneris įneša lėšas, o tada mūsų dirbtinis intelektas dirba jiems, ieškodamas arbitražo galimybių. Kitaip tariant, pelnas generuojamas iš tikro produkto. Partnerystės modelis nėra apie tinklaveiką, o apie protingą plėtrą, suteikiant žmonėms prieigą prie technologijų ir tiems, kurie nori daugiau. Galimybę kurti verslą aplink Betronomy. Kaip greitai jūs plečiatės dėka partnerinės rinkodaros? Kokiose šalyse jau pradėtos darbas? Dėka partnerinės rinkodaros mes plečiamės labai greitai, greičiau nei galėtume per tradicinius reklamos kanalus. Kai žmonės tampa ekosistemos dalimi, jie patys nori dalintis produktu ir tai sukuria natūralų augimą. Šiandien Betronomy jau veikia daugelyje šalių. Pirmosius žingsnius žengėme Europoje, nes ten lažybų rinka yra skaidri ir daugiausiai išvystyta. Vėliau prisijungė Lotynų Amerika ir Azija, taip pat kiti regionai, kur lažybų kultūra labai išvystyta ir auditorija aktyviai priima naujas technologijas. Dabar beveik kiekvieną mėnesį įžengėme į naujas rinkas, o partnerystės modelis leidžia tai daryti dinamiškai. Daugelis žmonių atkreipia dėmesį į mentorystės programą, apie ją diskutuoja lyderiai. Kokia tai programa? Mums mentorystės programa nėra tik mokymai. Tai yra Betronomy kultūros dalis. Įsivaizduokite, kažkas ką tik prisijungė prie komandos, viskas jam nauja ir jis dar iki galo nesupranta, kaip veikia sistema. O iš kitos pusės šalia yra lyderis, kuris jau yra nuėjęs šį kelią ir pasiruošęs pasidalinti savo patirtimi. Tai pašalina baimę, suteikia pasitikėjimo ir leidžia žmogui labai greitai įsitraukti į procesą. O aktyviems lyderiams, žinoma, ateityje visada yra premijų programa. Tai taip pat yra didelė vertybė lyderiams. Kai tampi mentoriumi, pats tobulėjai, ugdai savo lyderystės įgūdžius, mokaisi vadovauti komandai, o svarbiausia, matai, kaip tavo žmonės pasiekia rezultatų. Tai nepaprastai motyvuoja. Mes tikime, kad būtent ši atmosfera, kurioje visi vieni kitiems padeda, paverčia Betronomy ne tik verslu, bet stiprią bendruomenę, kurios ateityje norisi būti dalimi ir kartu augti. Teisėtumas. Ar reikia lažybų organizatoriaus licencijos? Iš tikrųjų viskas labai paprasta. Mes nesame lažybų organizatorius. Mes nepriimame statymų ir nežaidžiame prieš kitus vartotojus. Betronomy yra technologija. Mes analizuojame rinką, randame arbitražo galimybės ir suteikiame savo partneriams įrankį, kuris padeda jiems užsidirbti. Viskas taip paprasta. Todėl mums nereikia lažybų organizatoriaus licencijos. Mes veikiame kaip technologinė ekosistema, o ne kaip operatorius. Tai labai svarbu. Tai yra mūsų pranašumas. Mes esame laisvi nuo tradiciniams lažybų organizatoriams taikomų apribojimų, tačiau visiškai laikomės įstatymų, o svarbiausia, patys lažybų organizatoriai yra suinteresuoti bendradarbiauti su mumis. Jiems mes nesame konkurentai. Mes esame partneriai, kurie padeda jiems padaryti rinką skaidresnę ir technologiškai pažangesnę. Kaip buvo kuriamas jūsų dirbtinis intelektas? Jūs minėjote OpenAI darbuotojus. Ar galėtumėte tai plačiau paaiškinti? Pradėkime nuo svarbiausio mūsų dirbtinio intelekto išskirtinumo. Jo unikalumas slypi tame, kad jį galima pritaikyti beveik bet kurioje srityje, nuo nekilnojamojo turto ir energetikos iki kasdienių užduočių. Šiuo metu jį naudojame lažyboms, analitikai ir prognozėms. Mes siekiame geriausių rezultatų ir žinoma, net dirbtinis intelektas gali suklysti. Tai natūralu.
2024 metų tikslumo rodiklis buvo apie 78%, kas yra labai daug, ypač palyginus su tradiciniu požiūriu, kai žmonės stato remdamiesi vien intuicija ir asmeninėmis spėlionėmis, kurių tikslumas siekia tik 10–15%. Ši pažanga yra teisingo technologijų kūrimo ir taikymo rezultatas. Mūsų ilgalaikiai planai – plėsti dirbtinio intelekto naudojimą ir paversti jį įrankiu verslui bet kurioje srityje. Pavyzdžiui, tarkime, jums reikia buhalterijos. Šiandien didelės įmonės samdo 10 specialistų, kad valdytų savo finansus. Mūsų dirbtinis intelektas gali visiškai perimti visą šį procesą, vadovams pateikdamas tik pačią svarbiausią ir naudingiausią analizę. Tai leis pakeisti ištisus skyrius ir dirbti efektyviau. Dirbtinis intelektas taip pat ras pritaikymą ir buityje. Įsivaizduokite, tarkime, perkate robotą, kuris valo jūsų butą. Įkelkite į jį mūsų dirbtinį intelektą ir valdykite jį iš savo telefono. Jums tai reikia vieną kartą parodyti, kaip atlikti tam tikrą užduotį ir jis tai įsimins bei puikiai atkartos. Kitas pavyzdys, tarkime, statybos. Dirbtinis intelektas gali veikti kaip universalus asistentas, pakeisdamas dalį darbininkų ir užtikrindamas nenutrūkstamą darbą. O kalbant apie kūrėjų komandą, negaliu čia atskleisti visų detalių, nes, kaip žinote ir aš turiu suprasti, tai yra mūsų paslapties dalis. Bet pasakysiu vieną dalyką. Tarp mūsų specialistų yra žmonių, kurie anksčiau dirbo su OpenAI. Tai tikriausiai jau nebėra paslaptis. Jie turėjo sutartį, pagal kurią buvo įsipareigoję 3 metus nesirodyti viešumoje. Šis laikotarpis baigsis maždaug po pusės metų ir jie galės išsamiau papasakoti apie projektą. Tuo metu jau turėsime naujų atnaujinimų dirbtinio intelekto srityje ir galėsime dar plačiau parodyti, kaip planuojame taikyti šią technologiją. Mūsų tikslas paprastas ir ambicingas – įdiegti dirbtinį intelektą į kasdienį gyvenimą. Norime, kad žmonės jį priimtų ne tik kaip programinę įrangą savo telefonuose, bet kaip visavertį asistentą, už kurį sumokate vieną kartą ir kuris lieka su jumis ilgam, palengvindamas jūsų gyvenimą ir darbą. Kelio žemėlapis iki 2028 metų. Kaip planuojate tai įgyvendinti? Viskas mūsų rankose ir mes tai puikiai suprantame. Mūsų sritis yra siaura ir orientuota. Šiandien uždirbame išskirtinai iš lažybų, pasitelkdami mūsų dirbtinį intelektą, Betronomy AI. Sąmoningai nesiblaškome kitose srityse, nes tikime, kad sėkmė ateina iš susikaupimo. Tuo pačiu metu aktyviai vystome pačią technologiją. Pagal mūsų prognozes, po 2 metų jos vertė viršys $1 milijardą, o mėnesinės pajamos viršys $300 milijonų dėka prenumeratos sistemos ir bendradarbiavimo su didžiausiais pasaulio robotų gamintojais, tokiais kaip Boston Dynamics, iRobot ir SoftBank Robotics. Tai yra strateginės partnerystės, kurios leis mums išplėsti dirbtinio intelekto taikymo už lažybų ribų. Apibendrinant, turime vieną pagrindinę kryptį ir ketiname išlikti susitelkę. Lažybų rinka 2024 metais viršijo $1 trilijoną, o 2025 metais viršys $2,5 trilijono, iki 2028 metų išaugdama iki daugiau nei $15 trilijonų. Mūsų tikslas – užimti bent 1% šios rinkos, kas mums suteiktų maždaug 25 milijardų svarų metinę apyvartą. Esame įsitikinę, kad turėdami tinkamą strategiją, tai yra visiškai pasiekiama.